Vėl keičiasi Vilniaus stadionas, statytojas iš projekto traukiasi krizę išgyvenantis Baltcap fondas, kurio buvęs partneris Šarūnas Stepukonis pralošė kazino dvigubai didesnę sumą nei skelbta anksčiau, net 40 milijonų fondų eurų. Dabar stadionas statyti žada Haner, valdoma vienu iš turtingiausių Lietuvos žmonių, Arvydo Avulio. Pasak jo, stadionas bus ne tik didesnis, bet ir brangesnis. Na, o pats milijonus pradanginės Stepukonis dingo kaip vandenį. Prokuratūra prašo jį suimti ir skelbia paiešką. Štai taip TV3 užfiksuoja, kaip Haner savininkas Arvydas Avulis per pietus atvyksta į savivaldybę, nors mero Valdo Benkunsko darbotvarkėje šis susitikimas nepaskelbtas. Savaitės slėptų dėrybų nebepavykus nuslėpti pavakarę savivaldybės skubiai surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė, kad krizės ištiktas fondas Baltcap traukėsi iš stadiono Vilniuje statybų, o jo vietą užims Haner. Vilnius vertas turėti stadioną. Manau, kad mes turim